Nu ką, sveiki iš kelią. Nuėjo? Ką, čia šią kosminę vietą radau iš tikrųjų. Ai, sakė, pas prieš tai pagavo, man draugelis skambino pagavo patelį. Turiu žuvį. Nu ką, sveiki iš kelią, žodžiu, nedariau video visą vasarą, nebuvo kada iš tikrųjų, daug darbų garaže, darbų daug prie namų buvo, tai dabar jau biški viskas susinormalizavo, pagaliau sulaukiau savo tradicija tapusios žvejybos, važiuosiu vėl pagyventi prie Neries, būsiu 4 dienas 3 naktis, išsinamau ten tokį namuką prie Neries, netoli Vievio. Šį kartą varau vienas, nes draugas, kur visą laiką varydavo, negalėjo, tai nusprendžiau varysiu vienas. Pabūsiu, žodžiu, su savim, kaip sako. Tai vat, ką, mašina paruošta, daiktai sudėti, meškerės sudėtos, maistas supirktas. Tai vat, žodžiu, šiandien planas toks, vakar skambino draugas iš Jonavos. Sakė, nemažai žuvies yra Jonavoj prie tilto. Vakar 2 ar 3 nuėmė, tai, sakė, tikrai daug ir išeimimų ir visko, sakė, didelė tikimybė pagauti, turbūt iki pietų galvoju, važiuosiu tenais pasibūsiu, dabar jau aišku, 8 valandas, jau biški kaip ir vėluoju, bet kitaip nesigavo, reikėjo vaiką nuvežti darželį. Daug nevinioju turbūt, sėdam į mašiną ir lekiam žvejoti ir, nežinau, bandysim šiemet sugautą karališką lašišą, pabandysiu daug įdėti pastangų, atsikelt rytais, visą dieną atidirbti, jeigu, manau, įdėsim daug darbo, tai ir bus tų rezultatų. Tai va čia kelią, žodžiu, gero jums žiūrėjimo ir lekiam žvejoti. Nu ką, atvarėm jau į Jonavoj prie tilto. Mašinų kažkaip ne per daugiausiai, aišku, tai šiandien antradienis, mikrofoną čia padėsim. Šiandien antradienis, tai nežinau, gal per daugiausiai nebus, savaitgalį vis tiek daugiau būna, tai dėl to ir rinkausi tokią vietą, tokias dienas, kad būtų vidury savaitės daugmaž, tai bus antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, tai va, Tai va, ką, einu greitai rengtis, reikia negaišti, jau žmogus čia kažkoks yra, jau sukinėjęs, tai va. Nu ir viskas, einam. Tai ką, eisiu į aną pusę. Dabar jau iš tos pusės atvažiavau, čia mašiną pats togiau pasistatyti, negu ten prie kelio numet. Ten yra vienas žiūri žmogelis, žvejoja. Taip pat pabandysiu čia jau čia iki pietų. Tą rožiuką patikrinsim. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Ką, padariau kelis metimus ir nesupratau, iš tikrųjų. Spėjau, kad turėjau kibimą. 2 kartus tik vienas, tik antras tik dūkt kirtau, bet nieko. Galvau, gal koks akmuo žolė, gal, bet ten vidury taip, ten gilio yra. Tai nežinau. Dabar stengiuosi pro tą pačią vietą pravesti jokią kliuvinę, tai spėjau. Buvo kibimas, bet neužsėdo. Eik, tu savo drebu net visas. Nu jo. Duodasi čia vienas lašis jau. Čia va pritiesiai virš manęs. 2 išėjimai. Gražus. Žodžiu, yra, jinai čia ir trinasi, tai kaip ir įmanoma turbūt pagauti spėjai. Bet davęs, jinai čia ir turėjo kažkam.
Nu ką, smagu. Nu, čia davęs, žodžiu, ir bam, sėdi. Oi, gražiai. Nuėjo? Nuėjo. Ai, tu na. Nuėjo. Ant blizgutės, ne? Ai, tu na. Jibat. Nu, bet davė iš malonumo. Kaip pirmam kartui gerai. Nu, žinai, gerai, bet kartais pagalvoju, geriau būtų neužkybę, nenervavę. Ne, gerai, galim dabar surūkyti, rankas dreba. Tai, aš irgi atsinešiu, parūkysim gal. Nu, da, papšinsi, tenais palikau. Eik, tu savo, nu, karoči, parūkom, mėtysim toliau. Žodžiu, dabar 2:30. Tai čia kaip ir baigiau. Tai, žodžiu, varau, reikia pasidaryti bookingą į tą namuką. Tai biškį užkąsiu, nesuvalgyt norisi. Užkąsiu, persirengsiu. Nes šio valandėlę kelio mus atvažiuoti. Tai va, atvarysiu tenais į tą namuką, įsikursiu. Ir turbūt šiandien dieną užbaigsiu, galvoju, ten prie to namuko, nes ten prie pat Neris pasižiūrėsiu, pasivaikščiosiu, kokios ten vietos. Pažiūrėsiu, matosi, žuvies yra, nėra. Tai va, keliaujam toliau. Laukuose randuose kažkokiuose. Važiavau. Žiūriu, ten kažkokią vietą, tipo laukakalio akmuo su dubenėliais velnio akmeniu. Didžiojo kur. Tai čia atvariau žiūriu. Akmuo kažkoks. Ką žinau. Akmuo kaip akmuo. Netoks įdomus kažkoks. Nemažas, ką žinau. Važiavau žvyrkeliu tokiu link to namuko, žiūriu nuorodą. Galvoju, reikia atlėkti, pažiūrėti. Samoškinių čia gerai būtų lobis liepti prie tokios lankytinos vietos. Ką žinau, akmuo kaip akmuo. Все, važiuojam toliau. Nebetoli turi būti čia ta mano stovyklavietė. Namukas kažkoks, tai va, eisim, apžiūrėsim. Rujos metas, tai čia jos pasiklausysit. Gaubimo, nes jiem prieš rūją jaunam ragus. Čia patelio aptvaras. O ten toliau va vienas ištisai palei tvorą patelių, šiemet mes nesuvedinėjom. Tai iš čia duodasi, tai vienas žodžiu, saugojas. O kiek čia jų turit iš viso? Dabar nežinau, dabar gal kokie 60 gal mažiau, gal 50. Ne, 14. Šiaip iš Kėdainių kažkaip retai. Yra kažkas buvę, bet retai. Pas mus aišku, mes kaip taisyklė Vilnius Kaunas. Neblogas spotas, tai sakau, reikia pabandyti šiemet ateik pas jūs. Eik, tu čia neriskis. Šita va vieta išėjimų čia yra. Tai va čia matosi. Aš jau žinau, čia pas mus išvažiuojai, mums pakėlė kartais patys mums pasako, kas ir kaip. Supratau. Čia va šitam čia safari tas mūsų namelis. Tai porelė yra nuo vakar. Jisai žvėjoja. Visą laiką kiekvienais metais tą pačią datą važiuoja. Rodysiu. Galėtumėt ir pamatyt. Einam, pažiūrėsim. Čia
čia šašlaikinė yra, nu tai va kitą kartą tai kaip kas, su paurbanas. Oi, savo. Wow. Aha. Tai, savo geras. Čiukštulikas. Nu gerai, labai čia atrodo, savo. Bet ten vaizdas koks geras, aš jau dėl vaizdo norėčiau. Nu, ten geras. A, galima būtų susikeisti, ne? Nu, tai tada aš turiu viskas, tada čia jūsų neįleidžiu, nes čia viskas vapažė. Nu tai gerai, pažiūrim tik tais tada, pažiūrim, gal aš žinokit, ten labiau noriu. Tai tada palauksit, aš... Tai palauksiu, aš eisiu, pažvejosiu, man nebėda. Nu ir čia fainiai, iš tikrųjų. Nu va, čia šitie, tai čia aišku žmonės renkasi dėl to, kad va, Elinas ką tik pradėjo. Nu, man upė aktualiau, tai... Tai čia jūs nueikite vertinkite savo pakrantę. Aha. Ir pamatysit, čia irgi lieptas yra viskas, prie visų namelių lieptas. Ai, komandų kas va yra. Jūs eikit, pažiūrėkit. Tai net nežinau, ką čia daryti. Žėlėptukas yra, viskas. Eik, tai čia spotas geras. Žiauriai gerą vietą. Eik, tu savo. Karočią eina namukai. Karočią šią kosminę vietą radau iš tikrųjų. Pažiūrėkit, čia pirčiukę gali pasimt. Čia neris. Opa, eik, tai čia belekas. O, mano chatukė. Pasiėmiau kitą, buvau ten tolimesnę užsirezervavęs, bet šitą irgi tušę. Šitą vaizdelis koks. Eik, tu savo. Žodžiu, dar aprodysi viską, dabar pats einu apsižiūriu. Belekas. O, labas. Labas. Nu ką, šaikelė, žodžiu. Belė, kokia čia vieta, man kaip patinka. Tai belė kaip. Belė kaip. Tai va, žodžiu, jau ką, jau čia tų valandų, jau 16:05, tai žodžiu, greit visą dieną nevalgęs, tai eisiu dabar greit daiktus išsimėtusiu, susidėsiu šaldytuvą, ką čia reikia, maistą tą, na. Greit užkasiu, žodžiu, ir bandysiu eiti čia prie upės, nes ten paėjau, yra toks spotas, geras susiaurėjimas ir liktais išėjimą mačiau, bet, nu, man atrodo, kad ten buvo tikrai išėjimas. Tai, žodžiu, čia dar 15 minučių mus jie greit užkandus, išsimėtau daiktus, šoku į britkelnes, eisiu dar prie upės, nebedaug ir liko, jeigu 5 pradėsiu, dar 2,5 geras, nu 2,5 valandos pamėtyti, tai va, gal dar kažkas pavyks, nepavyks. Tai, žodžiu, planai iškart keičiasi, planavau, kad rytoj varysiu prie Vilniaus kažkur ten, į regioninį parką, bet spėju, kad pasiliksiu čia, niekur nevarysiu, nes yra ir čia, kur žvejoti, tikrai yra ir ten geras taškas, ir ten mačiau neblogas. Dar čia, aišku, reiks prasieiti rytoj, tai rytoj va, visą dieną būsiu čia. Namuką buvau aną užsisakęs, bet anas irgi šiaip geras, viskas tvarkoj, bet nėra to vaizdo tokį nerivą kaip čia. Pavyzdžiui, va, bumt. Paaukštą nerys matosi, karočią čia pakrytę, eik čia. Tai va, žodžiu, belekai patenkintas, belekas, karočią. Tai va, nemalam ir einu tvarkytis. Jau čia, žodžiu, kur netoli namelė, čia toks neblogas spotas. Žodžiu, tai reikia pabandyti kažkaip prieiti. Ant slavkas, blizgutės. Bet čia ir moblį reikia praleisti. Pažiūrėsim su blizgutė, kas čia per daug, nes...
Man čia patinka. Nu ką, žodžiu, šiandien žvejyba baigta, tai rezimuojant, iš tikrųjų rytas daug žadėjo, iš tikrųjų tikrai tikėjau, kad buvo galimybė pagauti, bet aišku, kolega buvo pasigavęs, gaila, kad neištraukė, žmogelis pirmą kartą iš vis lašišas gaudė, atėjo 10 metimų, bamt, sėdi. Aišku, gaila, kad atsikabino, tai va, bet naujoko sėkmė. Tai va, to aš ką, čia skaityk vis tiek, kol atvažiavau, čia dar prasėjau biškį, prasimėčiau. Tai, sakau, gaila, kad tik tais nemačiau žuvies. Ten liktais tolumoj kažkaip mačiau lyg išimą, bet irgi nesu tikras, vėl nežino, gal koks salatis. Nesu įstikinęs. Tai net nežinau, jaučiu rytoj dar galvoju, kol dar jėgų yra, motivacijos yra, galvoju pašausiu iki regioninio. Ten pravarysiu pro taškus, visą dieną musėt prasivaikščiosiu. Ir pasižiūrėsiu, kas tenais. O jeigu tenais nieko, tada sekančią dieną bandysiu jaučiu čionais. Pabandyti reiks iki pietų nuo čia iki tenais pait. Paskiau grįžti ir tada bandyti į vieną pusę paseit. Tai vat. O penktadienį tai nežinau. Arba galvoju varysiu prie tilto, va, kur buvau šiandien, prie Jonavos. Nu, žodžiu, matysim. Čia dar reikia gyventi. Tai va, dabar einu įsikuriu laužą. Reikia pasičirškinti mėsytės, pasidaryti skaniai valgyt, pavalgyt, nueiti įsimaudyt. Ir viskas, eit gult, eit mėgoti, rytoj reikia anksti keltis. Anksti keltis, jeigu važiuoju ten iki regioninio, reikia pasižiūrėti, kiek kelio yra, bet čia ne per daugiausia, apie 3 kilų jaučiu kokį. Ir viskas, ir nuo ryto bandyti ten atidirbti visą dieną. Jeigu užtemsiu visą, gal sugalvosiu ant vakaro čia grįžti, nu, matysiu, palik, kaip seksis. Tai va, šį kelią. Pirmą dieną užbaigiam, einu kurt laužą, gal da parodysiu, ką skaniai valgy darysios ir viskas. Keliamės kitą dieną realiai. Blyna, bet va, gaunas graži tortilė. Pažiūrėkit. Eik, tu savo. Išjungsiu tą šviesą. Nu ką, šį kelią pradedam antrą dieną žvejybos, tai žodžiu šiandien kilau 5:30, tai apsiprausiau, pavalgiau pusryčių, atsigėriau kavytės, įsidėjau valgyt į pietums, nes negrįšiu, tai visą dieną būsiu išvažiavęs. Tai vat ką, daug čia nėra ką kalbėt, važiuojam prie upės ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Nu ką, atlėkiau prie upės, į pirmą spotelį, žmonių nėra, ženklas gal geras. Pamiršau GoPro įsidėti, aišku, mašina netoli, bet tingiau kitam spote. Tai, ką žinau, mėginu. Tai čia pernai pagavau šlakį. Tai pabandysim šiandien pašienau čianais, pasižiūrėsim, kaip čia kas. Gal pamatysim kokių išėjimų ar dar kažką. Tai va, žodžiu, einu mėtyt. Kai vaizdelis geras. Gražu. Kaip gražiai atrodo, kai su muselyne gauda. Nu ką, ten atžvejojau iki 10, žodžiu nieko. Tai žiūrėk, jau čia sulaužė tą šiukšlių dėžę padarė. Na ja. Ir vat ką, pabandysiu čia.
Pamėginsiu, pažiūrėsiu čia, gal kažką pamatysiu, nepamatysiu. Čia praeiti iki pietų. O paskiau nežinau, reiks galvoti, ką čia daryti. Atlikiau dar į kitą tašką. Anam prasėjau nieko. Tariau čia iki Grigiškių. Čia toks taškelis yra, čia pirmą lašišą savo pagavęs. Tai galvoju, reikia atliekti pamėgint, bet kažkaip labai čia ištrypta. Čia musė tiek prašienauta, kad čia net nežinau. Tai va, dar čia pamėtysiu. Galvosiu, ką čia toliau daryti reikia. Reikės pavalgyti pietukų ir mąstyti, ką čia toliau daryti. Reikia pietukų pavalgyti. Kol kas pirmą dienos pusę sunkiai, nieko nemačiau. Pravariau ten tos taškus, kur žinojau. Dabar čia atvariau į naują kažkokį, dar pats nebuvęs. Lempą čia važiavau per mišką, karočią. Toks gal sunkiau privažiavimas, sunkesnis, gal mažiau vis tiek žmonių. Tai naisiu prie upės, pasižiūrėsiu, kaip čia ta vieta. Tai pabandysiu čia. Ir dabar gaunas pabiškį važiuoju link savo namuko, tai nežinau, iki vakaro gal dar kažkokią vietą rasiu, dar pabandysiu. Ir ant vakaro į namus, prie namų gal dar jeigu liks laiko. Šiaip aišku, planas buvo rytoj visą dieną ten aplink namus kažkur vaikščiot. Žodžiu, reikia ieškoti aktyvios žuvies. Nes kitaip tai aišku gali, bet manau, reikia ieškoti aktyvios žuvies, kad pamatyti išėjimą bent jau. Tada kažkas, kai nematai, tai taip, nu nieko. Viskas gerai, dar tik antrą dieną. Žodžiu, reikia biškį pavalgyti. Pavalgyti. Ir viskas, bandysim toliau kažką daryti. Tai va, pavalgau ir eisim prie upės. Pavarau čia per visokius ramybės. Ieškau vietą naujų. Bet čia einu jau, kur kažkano eita. O vis tiek reikia pradryst. Sunkesnės vietos daug kas teigia gal. Pabandysim čia kažką gal. Tokia įdomi vieta. Gaudai? Gaudai. Sakė, pagavo tenai, jo? Kur? Kur tu gaudai prie duškos? Nežinau, aš iki pietų pabuvau, išvariau paskiau. Ai, sakė, prieš tai pagavo. Man draugelis skambino, pagavo patelį. Parlikiau namo. Tamsu jau laukia. Žodžiu, nusikaliau šiandien, neblogai nugarytė skauda. Dienelė kaip ir nieko gero iš tikrųjų. Vakarė čia dabar, žodžiu, susitikau kolegą tokį. Tai su jais dar pasivaikščiau. Ir paskiau jie tenai kitur, aš kitur. Ir matė, sakė, gražų išėjimą, 100%. Tai va, tai nežinau, galvoju, planas rytoj gal iš ryto varyti ten į tą tašką. Čia netoli nuo manęs yra 20 minučių kelio. Tai galvoju varyti tenais, iki pietų pabandyti tenais. Ir žodžiu grįžti čia prie namuko. Yra tų porą taškų neblogų. Pabandysiu ir dar čia tada pasivaikščioti. Tai žodžiu planas toks. Tai va, žodžiu, einu praustis, einu valgyti reikia dar pasidaryti kažką. Jau 7:30 iš tikrųjų. Tai čia geros 1,5 valandos turiu eisiu miegoti, nes vėl reiks anksti keltis. Tai va, bet dar neprarandu vilties. Aišku, šiandien biškį motyvacija krito. Bet nieko, viskas gerai. Tikiuosi dar pavyks. Prasideda trečia diena.
vėl ankstus rytas, jau baigia prašvyst, dar ne visai iki galo. Taip va, rūkiukas, šiandien reikėjo langus jau gramdyti ir šalna nebloga. Tai vat ką, lėkiu į tą patį tašką, kur vakar buvau paskutinį kartą. Paskutiniam taške, tai ten, kai matėm žuvį, tai pabandysiu šiandien iš ryto dar iki pietų tada tenais pamėtyti ir matysiu. Tai vat, keliaujam prie upės. Iš ryto, ką čia prieš valandą. Nuėmė žuvį ant palinosi. Tie jaunuoliai tokie virš manęs atsistojo. Keli metimai. Bam. Sėdi. Tai biškiai eina savo. Nervas paėmė. Bet tai čia žvejo sėkmė, kaip sako. Žodžiu, jau 11 valandų, dar nieko, kažkaip liūdna, bet nieko reikia, drožt, arba pais arba ne, būna vieniem va, ateina keli metimai ir pagauna. Tai vat, einu dar čia tokį tašką, kur vakar buvau. Ir ką, gazuosiu, turbūt prie savęs, prie namuko. Grįšiu namo, pavalgysiu pietų ir ką. Apsiaviusiu vėl breitkelnes ir pabandysiu ten vietoj kažkur pasivaikščioti. Bandom. Grįžau į savo namuką, pasidariau valgyt, buvau vakar jau pasidaręs, tai šiandien dar pasikepiau. Dar pasitobulinau, salačikių pasidariau, aliuko pasiėmiau vieną atsigert. Tai va, žodžiu, pavalgau ir eisiu čia nais bandyti kažkur, paieškoti žuvies. Tai va, iki pietų tenais prabuvau, nieko, tuščia. Tai va, einam pavalgyti. Čia prie namų pakilau į viršų biškį. Čia ta vieta tokia labai perspektyvi iš tikrųjų. Čia va tas va vietos susiaurėjimas. Ten gal net va biškį įsibrist arba pradžiai dar reikia užeit čia pratikrint. Iš toliau. Nu ką, šaikelė. Pradedam 4 dieną prie Jonavos tilto. Bandysiu čia, žvejų dar kol kas nėra. Dabar jau beveik 8. Šiandien biškį vėliau, nes reikėjo pavažiuoti toliau. Tai va, bet šiaip pats tas laikas dabar. Žodžiu, mėginu dar šiandien paskutinę dieną, paskiau biškį pertrauką. Reiks padaryti ir toliau šienaut. Turiu žuvį.
Žiauriai duodas. Eik tu na čia. Da. Einu pabiškį link jos. Einu savo pagaliau, negaliu patikėti. Drebu visas, belia kaip. Prašau, tu tik pasilik su manim. Prie dugno prisispaudus. Nieko negaliu, prie dugno priėjus, spėju patinas tamsus ir nemažas. Ui. O Jėzus palį uodegą. Baisulinė. Sunkiai eina savo, bet gerai, kad prieš srovę čia jinai stovi. Dar taip aš jos gerai ir nemačiau, realiai. Šių pavargau, blei. Nu, davai, rodykis. Nu, kaip tu atrodai? Prašau, tu tik neatsikabink. Patelė, man atrodo. Nejaugi. Wow! Oh my gosh. Oh my gosh. Все, давай, рами. Kas per žirklės. Paginu.
tu žuvytė. Dabar paleisti, kas reikia. Yes! Reikia atsigauti. Ačiū tau, mažutė, ačiū tau, ačiū Neptūnai. Tai va, niekada negalima palikti žuvį, bet ten va, nustūmiai srovė, na, jie taip atrodo. Turi va pilnai atgyvinti va. Dar jeigu būna va užtrunki su kabliu biškį, kol iškabini, pasidaužai, jinai pamūčini. Bet ne, vėl va, juda. Atsistatys toje. Viskas. Daja. Nuplauk. Jo, viskas gražiai nuplaukė, GoPro turėtų būti užfiksuota. Wow. Kosmosas, padaryti kosmosas. Lukašai kelia žodžių šiandien dienelė. Reikia įsiminti, kokia čia šiandien. Spalio 3. Spalio 3. Patelė 115 com. Nu, ten plus minus. Bet 114, 113 gal tam tarpe. Bet tai buvau pridėjęs, nespėjau nufotkinti. Jinai sujudėjo vėl ten, žodžiu, nenorėjau labai kankinti. Tai turiu ten nusifotkinęs, bet žodžiu, nesmė. Ten 110, 115, bet svarbu graži žuvis. Man tai švyčia kosmosas, net nesitikėjau, galvau bent kažką, bent šlakiuką, jau viltis viskas, jau buvau praradęs viltį. Atrodo, 4 dienas duodi, kaip išulinį. Dar šalia pagauna, ateina, tokie visokie, nu žodžiu. Tai va, bet šiandien vis tiek kantrybė davė vaisių, nes tikrai visas dienas taip nuoširdžiai. Nuo ryto iki vakaro, va biškį anksčiau baigiau, nes jau ir buvau ten pro save prie namuko, tai ir nebebuvo laiko kažkur važiuoti, kažko ieškoti. Vakar biškį pasiilsėjau. Šiandien vėl atsikėliau iš ryto, bamt, atvažiavau, ten buvau už tilto Jonavos. Ir žodžiu, čia apačioj biškį paėjau tilto ir dar taip telefoną laikau, ten atrašiau žinutę pusbroliui, įsidėjau kišenį ir tuo momentu, bum, gal užsikabino. Buf, tik pakartau, žiūriu, vaikt. Pamačiau jau peleką, supratau, metras mažiausiai. Iš pradžių pasirodė, kad patinas, bet patelė. Ir labai aš norėjau patelę, patiną esu pagavęs jau. Tai va, prieš 4 metus praktiškai, prieš 4 sezonus pagavau ir 3 sezonai buvo sausi, nu ten šlakiai keli. Bet laukiau tos patelės, va, tokios ir norėjau iš tikrųjų. Tai va, dar ir pavyko su GoPro nufilmuoti. Gerai, kad buvau pasiėmęs, dar čia irgi išeidinėdamas galvoju, čia imt, neimt. Tai va, ką, vakar irgi ten nedaug prifilmavau, šiandien irgi išvis ten ryte, ką ten va ir viskas. Ir žodžiu, tiek žinių, Lukašai kelia, ačiū, kad žiūrėjot. Buvo ne iš lengvųjų žvejyba, bet vaisių davė, tai žiauriai džiaugiuosi čia. Žodžiu, svajonių žvejyba. Tai va, čia kelia, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitose video.